Ministrė, mano klausimas apie susisiekimą autobusais. Čia toksai aštrus klausimas Seime. Gaunu daug gyventojų nusiskundimų apie sumažėjusią susisiekimą autobusais, ypatingai tarp miestų. 10% yra susitraukęs lyginant per 5 metus. Darot visokius modeliavimus tam tikriems sprendimams. Ką reikia padaryti, kad maršrutai ateityje bent jau nemažėtų? Nes šitas susisiekimas tarp miestus reikalingas, traukiniai to neužpildo, nes ne visur normalu yra geležinkelio vėžė. Tikriausiai sužinosim, kada nemažės ar daugės, kai bus priimtas kelių transporto kodekso pakeitimas Seime, kuris šiai dienai yra svarstomas. Kartu su Vidaus reikalų ministerija pareigėm ir pateikėm projektą Seimui. Kompleksiškai žiūrima yra į tolimą į keleivių vežimą. Jame numatoma galimybė, kad būtų tarp savivaldybiniai maršrutai, taip pat viešoji paslauga PSO, kad kompensuoti maršrutus, kurie finansiškai neatsiperkantis, arba taip pat būtų kompensuojami papildomi laikai esama maršrutė, nes dažnai yra nusiskundimų, kad per vėlai išvažiuoja arba tik vieną kartą vyksta maršrutas, o reikalinga yra dažniau. Natūralu, kad vežėjai pasiskaičiuoja ir veža tuomet ir tais maršrutais, kurie yra jiems pelningi. Lygiagrečiai yra Seime diskutuojama intensyviai ir dėl 50% taisyklės, dėl sutapimo maršrutų 50% taisyklės. Ministerija yra pateikus skaičiais ir argumentais parengtą informaciją, kodėl vertina, kad ta taisyklė galėtų būti jos atsisakoma kodekse, bet čia jau yra Seimo teisė nuspręsta ar atsisakyti ar ne. Priėmus kelių transporto kodeksą, kurį pavasarį buvo pateiktas tiek dėl PSO, tiek dėl tarpsavivaldybinių maršrutų, kompleksiškai tai turėtų pradėti į gerą pusę spręsti šiai dienai šlubuojančią keleivių viešuoju transportu susisiekimo sistemą.